Sveiki, dirbtinio intelekto mylėtojai. Šiandien papasakosiu apie gyvenimą, aš jums pamokinsiu jūs gyventi truputį. Žodžiu, kalbėsim keliom temom apie šitą robotą. Esate tikriausiai matę. The fuck. Tada kalbėsim apie No Nut Novemberį. Tada kalbėsim apie cukrų už kameros. Mano co-hostė sėdi ir žvengia tiesiog. Apie cukrų. Kalbėsim apie mamandį, apie naujienas, žodžiu. Daug skirtingų temų. Pirma, jeigu nesat matę, tai buvo paskelbtas, praeitą savaitę buvo reklama, kad už $20,000 gali preorderint robotą ir kitais metais jau jį turėti. Ir jis darys visus namų ruošlius darbus, jis plaus grindis, plaus sienas, plaus jūsų žmoną, kažką, žodžiu, darys visus darbus, kurių nenorėsi daryti. Kame yra problema? Problema yra tame, kad per jo previewą per jo previewą, per jo mano įkaitės sėdi už kameros, per jo previewą jis parodė, kaip čia plauna, daro, ten tualetus gremžia, siurbia, kam yra kabliukas. Po to šito roboto kūrėjai atskleidė, kad visa tai buvo iš tikrųjų fake. 90% to, ką parodė, buvo padaryta taip, jog kitam kambarį stovėjo žmogus, jis buvo užsidėjęs VR akinius, turėjo 2 kontrolerius, ir jis ten darė kitam kambarį viską, žodžiu, darė, ten uždarinėjo, ten plovyklį indų ir panašiai. Ir dabar yra crazy idėja, įsivaizduokit, jeigu yra toks robotas, bet robotas yra moteris. Visi vyrai žinom, kad tie vyrai biški pakvaišę. Ir tada vyras sugalvojo kažką padaryti su ta moterim. Tarkim, kvani, nežinau, kad ten vyrai su moterim daro, girdėjau kažkokius baisius dalykus. Ir klausimas yra tas, jeigu tas robotas nemokėtų nieko ir jį reikėtų iš pradžių apmokyti, kaip šitą robotą. Ir įsivaizduokit, vyras jau su moterim, o per moters akis kažkas sėdi už kompo ir žiūri su VR akiniais ir daro viską. Kas jeigu už to kitoj pusėje sėdi vyras? Ar tas vyras tampa gėjum? Tas vyras, kur naudojasi paslaugom, įsivaizduok, sėdi tau robotas, kažką ten daro, moteris, atrodo kaip moteris, visiškai, ten papai visą kitą, bet iš tikrųjų kitoj pusėje sėdi vyras. Ar tu esi gėjus? Kažkas pasakytų ne, nes vis tiek su moterim kažkas pasakytų taip. Šiaip gera idėja yra ta, kad jeigu žinai, kad ten vyras įvaldo, tai realiai esi gėjus. Čia yra kaip kvantinė fizika. Tu esi Schrödingerio gėjus. Schrödingeris gėjai. Tipo, tu nesi gėjus, kol nežinai, kad ten vyras sėdi, kad esi gėjus. Įdomu, nekleimis mano YouTube'as, kai čia leidžiu šitas nesąmonės. Nežinau dar YouTube'o taisyklių, ką galit parašyti komentarus. Žodžiu, tai va, yra robotas. Ar ne, aš bandau į tą X pataikyti, nežinau, ar matot. Bet čia yra toks dilėjus. Taip, jūs turite duoti gyvenimą į galą. Matai šitą paveiksliuką, jis pas mane iki 3 metai. Ir žmonių, kurie gali patvirtinti. Štai fa, čia aš, čia gyvenimo sunkumui. Būk vieną! Ir viskas, nėra sunkumų. Kitas dalykas, ką aš norėjau dar šiandien aptarti, jeigu pastaikysiu atgal. Žodžiu, ką manot apie robotą? Kitas dalykas yra No Nut Novemberis. Prasidėjo lapkritis ir Liepa. Kas prasidėjo? Lapkritis. Ai, lapkritis, gerai. Žodžiu, mano co-hostį dantuvė dabar skauda. Prisistatyk, kaip nori. Labą dieną, aš esu įkaitė, žinokit. Dabar jinai ten sėdi su aparatūra visa, bet iš tikro jos dokumentai paimti. Ir jeigu jinai pabėgs nuo jas iš namų ir jinai nieko nepadarys, jinai neįrodys savo tapatybės, nei policijai, niekam nieks neras. Nieks net nežino, iš kur jinai kilus. Gal iš Gandos, gal iš Zelandijos senosios, gal iš naujosios. Nežinau, žodžiu. Ką aš norėjau pasakyti, tai yra jokio riešutavimo lapkritis. Tai reiškia, kad liepia vyram liepia vyram neriešutaut.
Žiūrėk, kas čia pačioj per... Ai, tu savo kitą kartą prisijungsiu tikrai su HDMI laidu ir nebus čia jokių dilėjų man, nes dabar sunku valdyti. Žodžiu, ten braškė atrodantį kaip kiaušai. Žiūrėk. Braškė kaip kiaušai atrodo. Arba ne kiaušai, nežinau šiaip, na gal. Kroč, braškiais tai atrodo. Ką aš norėjau pasakyti, tai jeigu... Nežinau, aš skaičiau kažkur, nežinau, ar co-hostė mano turi kažkokių žinių dar, bet vyram reikia natinti. Ir jeigu vyrai nenatina, tada gali būti kiaušinių problemos. Vėžys įsivysti. Jeigu nenatini, per daug susirenka ir viskas. Taigi vyrams nereikia, taigi sakė, vyrai gali metus išbūti, kai nieko nedarė. Nu, bet tu į riešą vis tiek gali varyti. Taigi yra vyrų, kurie sako, kad jie nieko nedaro, jiems nieko nereikia. Jo, čia tie, kročiai yra tie herojai dabar hipsteriai, bent jau gal praėjo mada, kur sako, jeigu jauna nata palaikysi geitsuose, tada daugiau testosterono turėsi, tada pasidarysi tyrimus ir tavo nagai/DL bus ne ten 300, o 800, nes nepasmažinsi mėnesį. Bet man atrodo, čia yra mitas, čia yra nesąmonė. Taip, kad šiaip nuo novembrį yra labiau atkreipti dėmesį į vyrų sveikatą. Vyro sveikata dabar didžiausias žodžiukas yra, nežinau, ar galiu sakyti tą žodį YouTube'ai, bet nejuokinga. Taip, kad rūpinkitės savimi, savo psichinę sveikatą, čia nėra juokinga, jokių, čia ne juokai. Ir nežinau, vaikščiokit pas psichologus, sportuokit, lįskit į eketę. Kalbėkite su draugais. Kalbėkite su draugais, jie tikrai išklausys jūsų. Lįskit į eketės, va šiandien lindau antrą kartą, aš pirmą kartą lindau gyvenime, nedarysiu jos sąmonės, dar šiandien antrą kartą lindau. Antrą savaitę. Žodžiu, kažką darykit, ką nors. Ir nedepresuokit ir neimkit to. Susiraskit panas, bus lengviau. Žingsnio. Raskit panas gal, nepais su viena, pais gal su kita su čia koks skirtumas, eikit sportuokit, nežinau, darykit, kas jums patinka. Šaukit aliumbo kartais, pažiūrėkit šou kokius, binge-watchingit serialus, nežinau, 13 serijų vienu prisėdimu. Nebūkit bedarbiai tik tai, nes taip tik bedarbiai gali, bet galit ir, žodžiu, balansuoti kažkaip, nežinau, dirbkit. Vakare, žodžiu, tik grįžtat iš darbo arba remotų dirbot, įsijungit serialą ir binge-watchinat 20 serijų. Pasimkit PS5. PS5 geras, galiu rekomenduoti, dabar žaidžiu Returnal ir yra Alan Wake. Alan Wake 2. Geri labai žaidimai, tikrai rekomenduoju. Tai va, nukrypau nuo temos. Neriešutavimo lapkritis ir aš dabar matau kitam paveikslėlį, kad čia tiesiog, kas čia? Čia atrodo kaip sniego linijos, kur man pasakojo kažkas, kad žmonės, kai kurie kažkokius miltelius per nosį traukia, nežinau kam juos traukia, neįsivaizduoju, bet čia atrodo kaip, čia tipo riešutas, priežuštavę, čia tipo nutis, nors atrodo, kad žodžiu kažkas darytų, nežinau ką daro žmonės laisvalaikiu. Aš manau, kad lengvai takasnuški yra visai neblogai. Šiandien važiavo mašina ir mano co-hostė nebuvo klausius, tikriausiai lengvos takasnuškiais paleidau. Visai patiko, galėčiau parekomenduoti. Patiko, tikrai patiko. Aš žiūrėjau Dears Shaker, labai sena, labai underrated daina. Bet yra geros muzikos. Žodžiu, riešutaukit. Jeigu jums bus geriau išleisti biškį gazą, tai riešutaukit, bet arba jeigu jūs kietas ir galvojate, jeigu neriešutausit, jums bus testosterono, darykit, kas jums patinka. Bet aš manau, kad čia yra bullshitas, bet atkreipkit dėmesį į mental health. Gerai, bandau atriešutauti atgal į savo ekraną. Atriešutavau. Ką dar norėjau pakalbėti? Žodžiu, dabar ant bangos yra, nežinau, ar sekit naujienas, bet New Yorkas turi naują merą. Nežinau jūsų politinių pažiūrų, jūs konservatyvesni ar liberalesni, kas jums patinka, bet ten buvo liberalų kandidatai, man atrodo, tik vienas baisiai išėjęs, kitas irgi, turi pliusų ir savo minusų. Bet tas išėjęs, kur buvo 14 kartų apkaltintas priekabiavimu, ten kažkoks iš C raidės, neatsimenu, komo gal ne komo, komo, aš nežinau. Tai... Bet laimėjo šitas bičas. Bičas Mamantis. Nežinau, ką jūs jį manot, bet čia yra kita tema. Nelygybė. Žmonės
Žmonėm užnesa nelygybė, finansinė atskirtis. Pavyzdžiui, New York'e, kiek skaičiau, nežinau kiek čia tiesa, čia GPT padėjo, kad ten vidutinis nuomos kaina vidutinė yra apie 4 gabalus. $4,000. Normaliai? Ir kelia toliau tą kainą. Na, aš ten atlyginimai kitokie, bet kai kur rašo, kad vidutinis atlyginimas gali... Šiaip vidutinis neatsimenu. Atsimenu, kad kažkas buvo minimumas ir vidutinis... O virš 1000. Jo, minimumas visiškas, bet ten kažkaip federalinis minimumas, man atrodo, yra. Tai jis ten 6, 8, nežinau, kažkoks nėra didelis, kur neįmanoma išgyventi, bet ten vidutinis, man atrodo, yra 5 ir 6 New York'e. Nežinau, pasižiūrėkit patys, bet esmė, kad labai sunku gyventi ir ten yra viskas. Ir ten nėra kaip Lietuvoje, ir ten kuriuose Europos šalyse didelis home ownership, reiškia, visi nuomojasi. Kodėl? Nežinau. Bet tu pasakai, kas valdo viską. Nes keli turtingi žmonės supirkia viską. Investiciniai fondai arba turtingi žmonės, galų galiausiai viskas yra sukurpta kelių žmonių rankose. Visas nekilnojamas turtas, ten visas kapitalas ir panašiai yra. Ir tie kapitalistai hardcore'iniai, jie išnaudoja žmonės, o ten Amerikoje nelabai yra daug, kas juos sustabdytų. Ten iš esmės, aš įsivaizduoju, kad ten lobizmas labai eina, tipo, kažkaip ten prakiša babkių ir kažkas atsitinka ir tada prakiša kažkokį įstatymą. Iš esmės, sako Amerikoje, jeigu šiaip zybys ten, aš nieko nesakau, atsiprašau, išmažodžius. Bet žodžiu, bet yra savo. Tai kas yra, dėl ko Zoranas laimėjo, nes tai pasakė, kad aš padarysiu nemokamus autobusus, kad užšaldysiu dabar nuomos kainas, kad jos nekiltų, kad kažkas didesnės socialinės garantijas ir po to jis pariekavo porą populistinių šūkių, kad mes atimsim pinigus iš turtingųjų, perduosim neturtingiem ir panašiai. Ir žmonės tiesiog, jis kažkaip paraleliuojasi, kažkaip jo ta strategija su Trumpu, nes Trumpas anksčiau sakydavo, jis toks buvo Robin Hoodas, geltonasis su daug make-upo. Oranžinis Robinas Hoodas. Jis irgi kažką ten kalbėjo apie nelygybę, kad čia viskas yra pora žmonių rankose ir tipo, dabar ten biurokratus visus ten sutvarkys, sumažins biurokratiją, ką ir padarė Muskas ir panašiai. Žodžiu, whatever, neįdomios temas reikia kalbėti. O nėra jis pirmasis musulmonas? Jo, New York'e, bent jau tikrai nežinau, kitose valstybėse, tai pirmasis musulmonas ir toks jaunas, jau 35-34 metai. Ir jis toks jaunatiškas labai. Jo net, aš nemanausiu, jo apačioj šitas paveiksliukas, šitas Zohran užrašas primena biškį Tarzaną, primena call centrus, primena, kaip man skambina ir sako, ar nori bitcoino? Do you want some bitcoin? Yes. I have free bitcoin, give me your credit card. Ne, jau ką, šiaip man jis maladės nieko, nenori blogo pasakyti. Nežinau, ar maladės, pažiūrėsim, daug kas sako, yra žmonių, kurie sako, kad šakis bus Niujorke, kad nebus šakis. Užtenka apie mamandį, reikia vėl savo pelę gaudyti. Yra pelė pas mane jau. Kitas dalykas, visi sako, cukrus yra blogai. Yra blogai. Viskas yra blogai. Jūs išgersit 3 milijonus litrų vandens, jūs mirsit. Net vandens gali būti per daug. Ir vaikam ypač ribot cukrus per mamytės. Jo, suprantu, ten čeria grūdais kažkokiais ir po to išauga. Ir po to, kodėl dabar šiais laikais tiek daug psichologinių problemų, tiek daug fizinių problemų, ten visi nedasivystė iki galo, ten 1,5 rankos išauga, kur tipo viena ranka normalio, čia tik tai šalkūnės, 2 mini pirštukai, tokia. Ir tipo, kodėl? Nes neduodat maisto vaikam, duokit maistą, duokit viską, tegul valgo akmenis, kramto, valgo juodžemį, jam imuniteto reikia. Ir tuo pačiu cukrų, kaip kažkada, kai mačiau podcast'e, kai tas Kročių komikas, kur jam su R raide nėra labai gerai, linkėjimai tau, tik kietas, yra pasakęs, gal ironiškai, gal ne, tikriausiai ironiškai, kad duokit vaikams cukrus, sako, dabar visi depresuoti, ten 4-5 klasėje, jau nusmurgio, Ksanas priširti, vaikšto, bet jeigu duotumėt cukrus, jie gautų energijos, jie darytų nesąmonės, jie būtų labai aktyvūs, bet sveiki, svarbiausia sveiki. Jo, nes dabar visi viską taip daro, žinai, pagal etiketą kažkokį naują suformuotą, nežinau už ko. Kad netgi guminukus perka ten su sultim padarytus, ne, man atrodo. Guminukai su sultim, sausainiai, bet cukrus. Jo. Ten viskas taip atrodo
eko-meko kažkaip ir po to vaikas iš tikrųjų kažkur mokykloje tą saldainį paragauja ir jam akis ant kaktos išlipa, nes jis nesupranta, kad... Jis neturi tolerancijos, Jis net nesupranta realiai, kad jis ką tik suvalgė saldainį, kuris suteikia energijos, nes viskas, kas yra su saiku, nėra nieko blogo. Ir reikia iš tikrųjų žmogaus organizmui visko. Absoliučiai visko reikia. Jo, tiesa. Dabar sakau, aš nežinau, kas kitoj kartoj bus. Ar dabar išaugę, atrodo, kuris žiūri puszombį, jie visi prisižiūrė. Skista labai atrodo karta auga tokia, kad jau apsupti helikopteriais ir atrodo tie tėveliai visi bando ten gelbėti saugotos vaikus nuo visko, nors kai pagalvoju, mes kaip augom, tai ir tie patys žmonės, dabartiniai tėvai kaip jie augo, tai sakau, nepalyginsi, bet užaugo irgi žmonėmis, tai... Tai jo, buvo kitos sąlygos, plus dabar kalbant apie sąlygas, išpistėt tie vaikai, nu jūs biški prilaikykit vadėlės, nes išaugs visiškai absoliutus nevykėliai, kur mamytės turės 28 metų sūneliui užrašyti į ligoninę, nes aš nesnemačiau video Reelsą, kažkoks ten Maušas kalbino vaikus centre, nu, Galo prospekte, ir sako, kiek, ir jis ten parodijuoja kažkokį kitą ten youtuberį, ten, žinau, užsieniečius, kad tipo, kiek kainuoja tavo fitas, ir ten stoja tokia mergaitė, nežinau, pametį, ne, ir sako, tai va, čia mano, ten Helovyno buvo vakaras, va, sako, mano ausytės čia išeina, ar iš kažkur ten 2 eurai, ten iš, tipo, ten timpos kažkokios, ten iš Maximo, sako, čirikas, ir po to pradeda laikrodukas 300 eurų, striukytė North Face'as pufferis 350 eurų. 17 metų, kad su tau tėvai nupirko, tu ir ten va tokie va galvos, kur ten kažkoks aksesoris, tipo apyrankė, kažkas dar 400 eurų. Ir jie tada užaugę galvos, kad jiems kažkas turės ant lėkštutės paduoti tuos pinigus. Jeigu tėvam kažkas atsitiks arba nustos šert pinigais, jie galvos, aš tikrai neįsiu į strojkės dirbti už 800 eurų, kaip pirmo darbo vasarai, nes aš jau per kietą, už 800 eurų tik 2 bufferiai ir jokio maisto, ir jokio ten daugiau flexo, o ne, aš baigsiu aukštąjį, kur nahu nieko neišmoksiu, iš esmės, ir norėsiu, kad man pirmas darbas ir aš mačiau video, kur sakė, nori, kad po universiteto mokėtų 2 štukas, 3 štukas. Jo, ir blogiausia, kad yra tėvų, kurie negali gal pilnumoj dabar išlaikyti vaikų taip, kad tie vaikai jaustųsi pilnaverčiais tėvais, kurie gal finansiškai yra stipresni. Ir tokie vaikai po to tyčios iš tų paprastesnių žmonių, žinai, kad va, tu neturi, labubu neturi, va, tavo batai netokie, va, tavo striukė netokia. Ir aš su vienu jaunu paaugliu šnekėjau visai nesenai ir aš klausiu, sakau, kaip gyvena jūsų karta. Tai jisai man pasakė, sako, mūsų karta dabar lyginasi netgi tokiu aspektu, ką dirba tavo tėvai. Jau net nebe tai, kad kaip tu atrodai, bet dabar jau nesvarbu yra, ką tavo tėvai dirba, kokie tėvai tavo mašiną vairuoja, kokiam kvartale rajone tu gyveni. Ir po to visi stebės, kad sako, jauni žmonės šoka nuo tiltų, žudosi ar dar kažkas darosi. Dėl to, kad jie nebetlaiko įtampos, kuri yra dabar visuomeniai. Kai tu įsijungi socialinį tinklą, tai suaugęs žmogus tu gebė atskirti, kad čia, žinai, yra geriausias žmogus įvaizdis pateiktas, nes taip visi save pateikė Instagramuose ar socialiniai medijai, bet tas jaunas žmogus jis nesuvokė, kad tai, kai jisai mato, tai nėra normalu. Tai absoliučiai yra nenormalu. Tada, kaip, nežinau, merginos save jaunos pateikė, jom atrodo, kad būti seks šmėgsi čia yra wow, čia būtina. Vaikinai irgi įsivaizduoja tada, kad turi, žinai, vairuoti naujausias mašinas ir panašiai. Tai labai liūdna, nes karta auga prastoka ir galų gale dabartinė karta atrodo nebeturi pagarbos jausmo, net nežinau, vyresniam žmogui, žinai. Net tavo metai jau skaitytus vyresnis žmogus, žinai, kur turėtų jau kreiptis netgi jūs, o į tave dabar kreipiusi tu, žinai, ir tave tu imtų. Tai nėra gerai, iš tikrųjų, taip reikėtų stabdyti tuos dalykus, priminti vaikams, kad tu turi kažką, kad tu turi, ne visi tą turi ir dėl to nereikėtų kito numenkinti, o reikėtų kitą palaikyti. Tai va. Ir šiaip nedaiktuosi yra esmė yra koks tu esi žmogus, kaip tu elgiesi su kitais žmonėmis. Tu gali, nežinau, turėti gražiausius rūbus, gražiausiai apsirengęs, geriausiai gyventi, bet jeigu tu elgies kaip šūdas, tai tu nušūdas žmogus būsi. Jo, daug yra vaikų. Ir tie vaikai, kurie dabar nukenčia iš tokių hipsterių, buffer jacketų, aš duosiu patarimą. Viskas, kaip ir buvo parašyta prie kanalo aprašo, yra satyra, juokas, hiperbolizavimas ir tiesiai. Bet šiaip aš jums pasakyčiau, piskit protą atgal, naudokit kuo žiauresnius žodžius, bandykit kovokit atgal, tipo, jūsų gal tada jums net tiek depresusit gal,
jeigu, tipo, nes jūs tikriausiai gal, aš neįsivaizduoju, gal kažkas ten užgoštas jaučiasi, įsivaizduoju, tipo, ten knisa protai, kad tavo ten tėvai kažko neturi, kad tu neturi ten 17 iPhone, ar kad neturi šito debilų striukė, šitos atsilikėlių. Arba Helly Hansen, bet Helly Hansen, man atrodo, vyresnių hipsterių vaikai gal nešioja. Žodžiu. Atsimeni tą berniuką stoteliai, kai sutikom, kur namo parvežėm, atsimeni? Jo. Atsimeni, kaip jisai vaikas pasako, kad jisai turi žiauriai stengtis ir dirbti, nes ten su mama gyvena vienas. Yeah. Mama ten irgi, kaip supratau, labiau gal mėgsta tūsinti ir kažką veikti, negu į patį vaiką ten atkreipdėmėsi. Ir aš jam tiesiai šviesiai pasakiau, sakau, tu nestok belė kur, nedaryk dėl to, kad visi taip daro ir tu daryk tai, ką tu nori daryti, nes, koks skirtumas? Nes tau nereikia būti kaip visiems, tau reikia būti savimi, nes tu vieną gyvenimą turi. Ir kartais tie, kurie galvoja, kad jeigu turit viską vienodai, kaip turi visi, tai žinokit, kartais geriau atsinešti kažką kito ir būti daug kietesniu, nes tu įsiskiri kaip asmenybė. Jo, ir sakau, kovokit už save, stovėkit. Tie hipsteriai, jie yra labiausiai pažeidžiami žmonės, jūs ten papisit viškį protą, kad jų antakis kreivas, po 2 metų ta pati mergaitė darysis operacijas. Bet jinai to nusipelnė tikriausiai, jeigu iš jūsų tyčiasi dėl kažkokių nesąmonių, jei jinai blogas žmogus, jis protą atgal, kovokit už save, pastovėkit ir viskas bus gerai, nes jie yra myžniai, visi tie kiečiausi yra didžiausi myžniai. Ypač, senais laikais dar buvo, kur žmonės muša ir muždavosi mokyklą. Ir dabar šių yra nesakių nesąmonių, o dabar flexinės triukiam. Ką, aš nežinau žodžių, neįsivaizduoju, ką aš kalbu, bet žodžiu, stovėkit už save, būkit. Bet tenais laikais ir pagarba buvo. Ja, tu neprieitum prie vyresnio, žinai, 12-ko, būdamas ten 8-okas ir nesakytum, tu žinai. Šiaip kas žiūriu, ką aš ką tik atsiminiau, prieš žinias neseniai mačiau, kad Anglijai sumušė lietuvę mergaitę 12 metų, 5 sudaužė, bet ten per žinias atrodo, nerodysiu gal, suspardė ją realiai ten ir tada nuėjo lietuvių policija, jinai 15 metų gyvena Anglijai, policija sako, net neverta pradėti, sako, nebus bylos tikrai, ir policija negalėjo visiškai padėti, jinai iš tos desperacijos kreipėsi, nežinau, į Lietuvos gal teisėsaugą, tiesiog į Lietuvos žiniasklaidą, nežinau, ką jinai iš to laimės. Bet gal kaip tik padarys antireklamą Anglijai. Dabar į Angliją ir tai nieks nemigruoja. Bet nesmė tada, žinai, kai kurie vaikai, kurie sėdi namuose ir galvoja, kad jie yra žiauriai kieti, nes jo tėtis vairuoja Porsche ir ten gyvena geriausiai hatoj, tai jis dabar gali įsidūžyti kokią paprastą mergaitę, nes, Ne, čia esmė, kad jie, aš nežinau dėl ko jie susimušė, bet tie vaikai... Ne, bet esmė, kad tokie vaizdai, kurie plinta vaikams rodo, kad, tu gali elgtis kaip tu nori, nes tavęs už tai niekas nebus. Čia, žinai, vien paėmus tą pačią situaciją, kaip vyrai moteris prievartauja, gauna, nežinau, 3000 eurų baudą, metus kalėjimo ir toliau vyrai prievartauja. Čia tu žiūri ir jie... Savo, tamsinė temos. Kiek turim laiko jau? Žmonėm gal ir nesibodo, tik 22 minutės. Ai, aš galvojau, čia reikia užrišti, nes labai ilgai kalbam, pasirodo, nėra taip ilgai. Žinau, kad ilgesnį kontentą žmonės patinka žiūrėti, gal net reikės vaibą kokį mes, kad pasiprovėm. Nežinau, žodžiu, pasižiūrėsim, nes aš galėčiau sėdėti ir kalbėti nesąmonės taip visą vakarą. Toliau, nežinau, šiandien daugiau neturiu kažko labai rimto, tai atsidarysim žinias portalo, kur aš nenoriu reklamuoto portalo, tai kročia, šitai fada važiuosim viską. Juokauju, čia yra Delfis. Gal kažkada parems Delfis mūsų. Jie dabar peivolina viską. Jo, aš prie jų ofisui, jie ten filmuoja kažką. Rytais, vakarais, kur Škofo, ten kur ten yra, kur Vilniaus vartuose iš Škofo, tu gali matyti vieną iš šių studijų, kur kažkada atėjau Kofą ir žiūriu. Ten filmuojas prieš tavo akis tiesiog kažkokie laideliai. Įdomu, jums eina, kiek jūs žiūri, aš įsivaizduoju, kad tų mini laidelių ten peržiūrų surinka 400, bet jie vis tiek kažką uždirba, nes vis tiek, turi kažkaip laikytis, ten tie, kur influenceriai, aš visiškai lietuvių influencerių nežinau ir man Lietuvos pop kultūra biškai neįdomi, absoliučiai aš. Tai nelabai žinau, bet ten, žinai, kokie, irgi įdomu, man įdomu, kaip moterys elgiasi, ar ten vyrai, moterys susirenka arba nusiperka followerių 2-3 tūkstančius arba 30, kai jau užjaučia nosį kažką, ar ne. Nesivaizduoju, kad tikrai kažkam fame gets in their head. Tu turi 10 štukų sekėjų ir jau eini į miestą ir bijai paparacijų. Kitokio lygio. Nežinau žodžiu, bet nesireiškime, kad tas, kas turit followerių, nes jūs esat kaimere. Net ir Lietuvos pati didžiausia žvaigždė yra realiai kaimo klounas. Nes mūsų rinka yra tokia mini, kad tu esi, nežinau, ar Mackevičius ar kas, tau nereikia keltis.
gerai uždirbai šaibų, nu, smagu, bet tu išvažiuosi, nežinau, 30 km pervažiuosi per sieną, Baltarusijos niekas nežinosi, būsi paprastas žmogus, visiškai niekam nebūsi įdomus ir šiaip jaučiu, nu, tipo, nereikia žiūrėti tuos žvaigždės kaip į kažkokius wow, kas tai aš, nes, nu, jie paprasti žmonės ir jums nėra ko keltis žvaigždė, žinokit, I'm coming for you. Ir daugiau donate, jeigu žiūrėsi nors vienas influencer žvaigždė, donatinkit pinigus užsienyje, hebra užsikala daug pinigų milijonais, nežinau, 10-100 tūkstančiais ir tada juos atiduoda. Jo, Ten mes kaip taip vieną, darytume. kaip mačiau, jo, aš taip pat darysiu, nes vienas iš mano influencerių gal neatskleisiu, man patinkantis, nes jis turi įvairią reputaciją, bet mūsų tai pozityv, bet tik dėl to, kad jis donatina pinigus. Jis neseniai atidavė kažkiam vaikui vėžių sergančiai gal $20,000 ir neseniai su Downo sindromu vaikų tampėsi sportavo, atidavė jam ten pinigų nemažai nupirko laikrodį. Mašiną padovanojo, jam atvežė Uber Drive'as, tipo, jam, žodžiu, vežė kepsnį ir tas kepsnys buvo lievas ir pas tas Uber Eats driveris pamatė ir sako, žiūrėk, lievas kepsnys galiu pakeisti. Sako, kaip pakeis? Pakeitė, jam už tai davė $3,000 tipą ir tada jam tai buvo taip sukrėtėtas, kad man atrodo jisai tada parašė laišką kaip ačiū. Ir tada jam padovanojo dar, man atrodo, 10 štukų ir galiausiai po kažkiek laiko jam tiesiog atidavė Tesla tam biržai. Žodžiu, tai jisai donatina daug ir tas pats, nes kai žiūrėjom, net ir žmonėm patinka, kad ir koks tu būsi šiknius, jeigu tu nekenki kitiem, jeigu tu po to padonatinsi, nu, tipo, simpatizuoji žmonės tau, nes tu normalus žmogus, kaip Gordonas Ramsas, pavyzdžiui, nes nei per YouTube kažką ten reklamavo, nu, tipo, po reklaminį video pažiūrėjom ir ten buvo taip, kad jisai atvarė į restoraną, ten restoranas žiauriai buvo šūdinas, ten ir ten dar tie patys savininkai turėjo viešbutį ir tam viešbutį nelabai ten žmonių buvo, iš to viešbučio net neidavo į jų restoraną niekas. Taip, net iš savo viešbučio nepasitraukdavo lankytojų. Sako, busy weekend būna gal 8 žmonės per savaitgalį. Ten buvo laikęs ir juokinga buvo, kad atėjo Gordonas, jis mato jau, kad negerai, jis sako, vyras žmonos stovė, sako vyrui, sako, tai kiek skolai, sako, esat, nes jis jau mato, kad ten labai negerai, ten nublemo, žiauriai minus eina, sako, 900,000. Žmona sako, ką? Žmona net nežinojo, kad jis lemą skoloje yra tam biznį. Tai ką jis tai padarė? Jis pasamdė jam 3 naujus šefus, kad galėtų, ir kuriuos apmokės atlyginimus, kuriems kol jie galės atsistoti ant kojų, viešbutį renovavo, viduj kambarius atnaujino, padarė išorį kažkokį lauko Beer Garden, labai gražų, jį padarė todėl, nes tas miestelis yra, tas restoranas yra studentų miestelį, tai labai pritraukia tik klientus. Namus jie išnuomojo, nes gyveno prieš tai ten maintenance rūme kažkokiam žodžiu, tai namus išnuomojo pusį metų. Žiauriai padėjo, daug pinigų suleido, bet pasižiūrėjus jo šiaip video, ne to video pradžiai, jis atrodo šiknius. Sako, fušlykštu atneša sušius, atsikanda, sako, kas šiaip nesąmonė, sako, nedera skoniai, belia kas sumesta, o ta pati šefė, jinai azietė, jinai galvoja tikriausiai, kad gerai daro. Ir jisai tiesiog viso proto gan smarkiai ir galiausiai padėjo jam atsistoti ant kojų. Po to buvo reportažas po kurio laiko ir sako, jo, padėjo. Atsigavo visiškai. Žodžiu, kad ir koks šiknis ten būna šūdus kalba, bet galiausiai dėdėjai pinigus. Ir viskas atsirėmė atgal, prieš tai ką kalbėjau, jūs debilai influenceriai Lietuvos, jūs biškį padonaitinkit tų pinigų, aš nežinau, gal donaitinat, gal ne, bet aš garantuoju, kad ne, aš garantuoju, kad, nežinau, jūs kažkas įvirina 200,000, padovanoja 500 eurų ir sako, call the day, aš geriausias žmogus pasaulyje. Ir dar pasipromina arba nesipromina, nežinau, promikės, koks skirtumas, svarbiausia biškį padonaitinti pinigų tiem, kuriem reikia. Ir galiausiai, tipo, suprašiau, kad tu ten virini per mėnesį, žinai, 30,000, nežinau, kaip jūs ten uždirbat, tu bliam, padalink 3 gabalus, kokius gal numes, ką žinau, nu, tipo, tiem, kam reikia. Jeigu jau taip tau sekasi, nes dabar žmonės ir kas iš to, ir kas iš tų žiūrėsiu su makanu kažkokiu, tipo, tu kietesnis jausis, žmonės, močiutė sėdi vienos namuose, net neturi maisto, jam ten raudonas kryžius neša maistą, jos literaliai neturi iš ko išgyventi. What the fuck, tipo, vienišos visą nuo ryto iki vakaro sėdi kiekvieną mielą dieną, bando tiesiog išgyventi. Tiesiog bando išgyventi kuo ilgesnį laiką, iki kada numirs. Ir, laukia šiandien mirties, bet vis dar, laikosi to gyvenimo ir taip nesiseka. Vienišos motinos su vaikais vos galas su galu sudarė per 4 darbus, dirba paprasti žmonės, kurie minimumus uždirba. Jie dirba po 2-3 darbus, kad tik tai vieną vaiką išlaikyti. Už minimumą tu negali išgyventi. Duokit pinigus jiem, jūs atsilupę influenceriai, žodžiu. Tikiuosi žiūrėsit visi šitą video ir klipinsit jį visur, kad influenceriai atsisuktų į mane sakytų, šitas
debilas, aš jo nepalaikau. Ir nepalaikysit manęs, nes aš tiesą sakau, duokit pinigus tiem, kuriem reikia. Ir neduokit ten papidis ir sakykit, ne. Duokit šalį. Gėris visada gėris sugrįžta. Nesugrįž, koks skirtumas, aš netikiu karmą, bet bent jau, padėkit vieni kitiem. Padėkit nors truputį tiem, kuriem iš tikrųjų reikia. Gyvenimai yra sunkus, kai kurių žmonių yra tragiškai sunkus. Jūs šokoladėje gyvenat ir galvojat, kad čia, kaip šis celas pasakytų, šokoladę. Ir jūs galvojat, kad jums čia ką pasaulis buvo. Jūs debilai, jūs ką darot neturi reikšmės visiškai. Entertainant žmonės. Tipo, gaunat tiesiog dėmesį, kad jūs pasižiūrėt, kaip jūs pasinaudokit tuo ir darykit gerą, o ne tik tai būkit klaunai, kurie jokios vertės nekuria. Kaip kažkada, kai labai seniai pateko į skandalą šitas. Kas toksai? Mantas Stonkus jau pateko, nes jis pasakė, kad nekuria vertės kurjeriai. Tu debilas Stonkų. Ne, tu jau atsiprašai, šiaip viskas gerai, juokauju. Bet tipo, jūs dar mažiau vertės kuriat. Ekonomika, jūs kuriat, gaminat kažką, jūs padedat, ką jūs mokesčius mokat. Sveikinu, bent jau mokėkit mokesčius, bent jau tiek. Bet kuria gerus, nežinau, video vis tiek? Kuria video, tai, entertainina, jie ką daro, jie entertainina. Kuria vis tiek kontentą įdomu kažkokį. Jo, bet iš esmės, tai, žinai, žmogus, kuris tau atneša maistą, galėtų paaukoti, nes jie tikrai pinigų turi. Žmogus, kuris atneša maistą, žmogus, kuris stato plytą ant plytos. Žinai, aš atsimenu, kad Karteris tikrai kažkurio momentu per savo vieną podcastą sakė, kai jau kažkam reikia paskolinti pinigų ir kažkas negali susimokėti už nuomą ar už kažką, parašykit. Ir Karteris tikrai, atsimenu, tam tikriems žmonėms pervedė. Karteri, tu maladėt, aš vis laiką žinau už tai. Šitą atsimenu. Karteri, jeigu žiūrėsi, tu maladėt. Man visą laiką tu buvai labiausiai patikai iš tos trijulės. Tikrai. Ir šiaip, tu kaip komikas, džiau reikėjo. Tipo, protingas. Common sense turi. Ten biškai su klaimu nesąmonių buvo, bet kam nebūna, žinai, pasitaiko visiems. Bet overall, ten tu esi racionalus, labai protingas žmogus ir skleis tą patį, skleis geras idėjas. Nes ten koks Mackevičius, šaibė savo tik tai graipsus ir aš nežinau, ką jis daro. Matau, šiuo metu esat piktas ant influencerių. Ne. Ir tipo, ironiška, kad aš dabar pats sėdžiu ir kalbu prieš kamerą. Bet bent jau jeigu pažiūrės mane daugiau žmonių, aš bandysiu daryti gerą įtaką. Taip, mes už tai, kad daryti gerą įtaką. Vertinkit blue collar, white collar. Žodžiu. Vertinkit tuos darbuotojus, dėl kurių jūs turit maistą ant stalo ir savo tuos vaigų, bybis, steikus, žodžiu, labai brangius, nes jūs tik turite dėl paprastų žmonių tuos steikus ir galite valgyti. Taip, žiūriu aš tave, Aš žinau, kad tu dabar sėdi ir nusimazini nuo darbo. Žinau, kad tu dabar sėdi ir slekini, baisiai nušūda mali, nors per savo darbo valandas. Iš kitos pusės, gal ir nieko, nes vis tiek dideliai korporacijai dirbi, žinai, jie ten pinigus virina, tiesiog uždirbi savo bosui ant naujo Lamborghinio, tai yra akcininkui, kas viršui sėdi. Tai vieną kitą minutę šitą video pažiūrėti nepakenks, bet to svieto lygintojas arba sviesto lygintojas. Davai, parašykit mane sąmonę, pizuokit mane komentarus, prašau. Jo, mes priemam heitą, laukiam heitą ilgai. Man reikia engagement, kad aš galėčiau daryti gerą įtaką pasauliui. Taip, nes šūdų tai tikrai nevalgys. Kaip sprašau, nevalgys, aš galiu valgyti šūdų, jūs man rašykit nesąmonės komentarus. Ai, shit, davai, varykit man į komentarus nesąmonės, rašykit. Ką manai apie humoristus dabartinius? Yra nauja karta, yra sena karta. Senesnė karta, kaip sakiau, yra tas jau Karteris, Stonkus ir panašiai ten tie visi. O jaunesnė yra, aš net nežinau, ar Balikovas, pavyzdžiui, jaunesnė prisiskiria. Skaitos jaunesnė. Nes jisai realiai, jis jau tracokas muša jam irgi, neužilgo. Dabar jauni tie yra, kur šiandien rodė, kur Indijai sėdi tas, mušau vardą. Žodžiu, yra toks humoristas jaunas, man aš Panevėžio, aš buvau stand-up'e, tai pirmą kartą pamačiau, kai jis stand-up'ino ir buvo visai juokingas, ten pizavojas iš savo, kažkoks buvo jo bitas su kirpėja lyg tai, kad atvažiavo į Vilnių šit kažkaip ten ar brangų ir po to, kad, nežinau žodžiu, neatsimenu, bet jis dabar Indijai laksto ir
Ir draugas šiandien pasakojo, kad visai jokingai daro, sako, jis ten bando išskristi, straglina, nes ten užpylė gatves, tipo flodai, baisiai užflodino gatves ir panašiai, jis negalėjo išvaidyti. Žodžiu, jokingai, tai šitas man atrodo, nes nes kartos yra. Šiaip tai nežinau, seniai nežinau, šiaip Auris buvo nuėjęs neseniai į filmavimą, žinau, kad meluoji. Tai buvo visai jokinga. Ir Žukauskas buvo visai jokingas, nes jis buvo ką tik po savo to skandalo, kur važiavo ir šokinėjo. Šiaip juokinga, kad šokinėjo. Blemba, geras kontas, šiaip norėčiau padaryti nesąmonę ir galiausiai šokinėti. Ne tokią nesąmonę, žinoma, tiesiog šokinėti galiausiai. Tipo, kažkas įvyksta ir toks. Bet man atrodo, ten buvo bairis tas, kad iš jo prisitavotis policija. Jo sako, tipo, ne policija, kažkas iš šono. Lyg tai kažkas pasakė, davai, tipo, pašokinėk. Nes kažkas buvo, kad jisai labai seniai, kad jisai kažkada anksčiau Delfį išmuštė, neprominant Delfio. Kur šitas, kad jam kažkada pavyko, lyg tai jis ten pašokinėjo, gal nukrito, bet šį promilių, nors tada net nevairavo. Šiaip prominom ką tik Delfį, nes tu sakai, kad mes čia kažką aptarsim. Geriau Perfect Jacketus prominam North Face, jiem tikrai nereikia, jiem reikia mano... Aš nemokamą reklamą, jie mokėkit man, kad aš galėčiau duoti vaikam neįgaliem arba šuniem. Nežinau, ką man neaišku šuniem ar... Šiaip vaikų irgi biškį gaila. Visų gaila. Va, medus dar. Geriau medaus paliksiu. Kur ta braškė, kur atrodo kaip kiaušinis? Bet man atrodo ne Zohranas. Tai va, mes ateinam skleisti tiesos. Mes ateinam, žiūrėkit. Čia matosi datai, ką matysit, kada darau. Pala, kaip dabar... Žiūrėk, braškė kaip kiaušas atrodo. Kresim čia kojas, kiaušas. Šiaip braškis ten tai atrodo kaip, turiu braškių užšalytų, atnešiu projektus, jos atrodo kaip kiaušai. Arba kaip, nes per vidurį skelta. Kam tai? Bet tai ne tik kiaušai per vidurį skelti. Ir dubens dalis, ir kročia, ir galvos viskas per visų. Šitą kohostę ten dabar išsilaisvino iš mano raišių, nes buvau surišęs. Ir dabar bando čia pabėgti, aš nežinau. Bandau laimę vis dar. Nes vėl suleisiu tų namų ir vėl miegosi 2 savaitės. Įdomu, ar įmanoma atspėti šito dabar setupo, kurioje vietoje maždaug esu. Čiau, kad neįmanoma. Yra tas YouTube bičas, blemba, net labai nesimėjo pavadinimo, bet jis tik pamato nuotrauką, bet kokią ten vos ne dangaus, ten medžio ir jis vos netiksliai gali pasakyti, kur tu esi. Sako, FBI hire him, ten visi komentarai. Tai jis, žiūri, visas jo bairis, kaip vadinasi tas dalykas, found kažkas, žodžiu. Ir jisai pamato medį, sako, čia bus greičiausiai ten, viską dedukcijos, būdavo atmetimo, kažkaip atmeta ir galiausiai suranda, sako, žiūrėkit, čia va bus. Čia bus čia ir jisai paspaudžia, rimtai būna ten 100 km, 5 km, 20 km atstumu, kur tu esi, bet jam reikia, žinai, vis tiek kažkokio klų iš išorės, nes iš vidaus tu nieko nepasakysi, tipo iš augalo ar iš čia, kad, žinai, kokia yra geolokacija, gal aš sėdžiu, pavyzdžiui, Antarktidoj. Dubai, bet to naudoja slave labor. Dubai, žmonės, kad žinotumėt, jie ten naudoja, ir po to aš kartosiu tuos pačius dalykus per kitus podcastus, kad jūs įsimintumėt, tai jeigu man ateis tik ta mintis. Dubajus pastatytas ant vergų iš esmės. Yra nemažai video, kur jie samdo darbuotojus iš tolimųjų rytų, ten Tailandų, visokių, gali pro fact checking ragelį, dabar Instai pascrollink. Šilnai aš jūsų pascrollink. Žodžiu, tai jie sėdi, per daug kartų sėdėjau pasakiau žodį. Nemalonausiai klausyti. Šitien iš tikrųjų dažnai žmonės sėdi, nes ten yra labai didelė viešos moralės ta taisyklė. Krožiai, ką aš noriu pasakyti, kad Dubajuje yra tas, kad jie samdo žmonės iš vidurio rytų, iš labai ten nepasiturinčių šalių, ten, iš Tailandas, ten aplinkui visos tos pusės. Ir jiems siūlo atlyginimus, tipo gerus, nors jie ten yra iš tikrųjų prasti. Ir galiausiai statybų metu daug tų pačių žmonių žūsta, miršta tiesiog. Ir kas, nieko, miršta, mirei. Argentuoje neturi nei jokio gyvybės draudimo, nieko. Ir yra tikrai ten Burj Khalifa, gal ne, ar kas ten, žodžiu, ką jie ten stato. Bet yra daug miesto dalių
pastatytų ant mirusių tolimų rytų gyventojų. Jo, bet tu girdėjai, aš sakiau, ten yra labai daug šiaip taisyklių. Jo, Ten jie ganėtinai turi... saugu, nes ten iš tikrųjų labai buvo. Žinot, kas dar viena tema, Man čia nesibaigs energija. Aš šiandien buvau po vandeniu, lindau į ežerą ir dar salėje buvau ir dar turiu Jau apie energijos. kiek minučių. Kiek minučių? Palauk, gerai, nes aš kitą kartą užmiršiu dar vieną pasakysiu dalyką. Kaip pavadinti šitą video, reikės šitie jau prikalbėjau nesąmonį. Kaip užklikbeitinti visus. Žodžiu, ką aš nepasakyti, kad Dubajuje yra daug moralės normų, tipo, ten negalima, nėra prostitucijos, negalima ten alkoholio, lyg tai ten narkotikų, jeigu ten pagauna tave ten su vienu ratu, ten ratu tai yra ekstazo greičiausiai tabletė ar kažkuo. Apsišau, iš karto tave sudina ten iki jos galvos, nukerta tavo ranką vos, nu žodžiu, nėra žiūrus, ten nukerta galūnės tavo visas, jeigu pamato, kad netyčia snaglys iškrito iš nosies. Bet esmė, kad ten yra eskorčių ir prostitucijos labai daug, bet ten yra visa undergroundinė, ten viskas draudžiama, bet ten yra labai gaji eskorčių ir undergroundinė ir prostitucijos rinka. Ir nors atrodo fasadas gražus, kaip ir daugelio miestų, taip ir Dubajus, pastatytas ant vergovės, ant prostitučių, ant visokių nesąmonių. Žodžiu, šiam epizodui jau reikia baigti, jau gali, aš tavo atrišiu vieną ranką lengviau, kad tu galėtum paspausti mygtuką, kad baigiam video. Jau baigiam video, ačiū, kad žiūrėjot, sutiksim kitais kartais. Prašom komentuoti, labai laukiu. Taip.